Bulvė labai geras apskritai angliavandenių šaltinis. Tūrio atžvilgių jos gali būti daug, lyginant su maistinė verte, tai pirmas labai svarbus dalykas. Ypač jeigu žmogus svarbus labai tūris, visada rekomenduoju valgyti bulvę, ar tai saldžią bulvę kaip pavyzdys, pažaisti su bulvė, morka, pastarnokų miksą daryti taip, kad būtų toks daugiau ir daržovė būtent pačioje lėkštėje ir tokį miksą daryti, būtent kepti orkai, tai kaip pavyzdys. Kitas labai svarbus dalykas tai yra tai, kad bulvė labai turtinga yra ir kalių tuo pačiu pavyzdžiui. Ir vėlgi, jeigu mes žiūrėsime į įtaką mūsų sveikatai, tai virta bulvė su lupena, ypač jeigu mes ją išverdam, duodam ataušti jai, taip, atšalti ir dar kartą ją pašildom, tai vėlgi krakmolas joj tampa sunkiau suskaidomas. Taip, ir tai reiškia, kad mažiau mes jo įsisavinsim savo organizme. Ir tikrai tai yra labai geras garnyras, kaip angliavandenių šaltinis, daugumai žmonių, kur dažniausiai tai yra baiminasi žmonės tos bulvės, bet tik dėl to, kad jie bulvę niekada nevalgo virtą. Pradėkime nuo to dalyko. Nėra virtos bulvės, yra bulvių košė. Taip, yra keptos bulvės, apskrudintos bulvės pavadinkim, arba bulviniai patiekalai. Aš jau čia nuėmu, taip sakant, višnaitas nuo torto. Taip. Nuėmu višnaitas nuo torto ir tai neturi mums sakyti, kad aš dabar valgysiu bulvės kiekvieną dieną ir kiek noriu, tiek jų valgysiu. Ne. Turime žiūrėti kompleksiškai visada. Kaip sakiau, 3 ingredientus lėkštėj, kurie guli, pagal tai aš jau tai plius minus balansuoju, kiek ko aš galiu suvalgyti. Aš galiu dar labiau jūs apkrauti. Jeigu jūs norite daugiau bulvių dabar suvalgyti, tai jūs turite pagalvoti, ką jūs vakarieniai valgysit, ką jūs užkandai valgysit. Taip? Visur ateina tada 2 žingsniai į priekį. Ką aš po to darysiu? O koks yra mano judėjimas šiandien? Taip? Ar mano judėjimas adekvatus, kad aš galėčiau daugiau leisti savo suvalgyti? Apskritai, ko kūnas mano reikalauja? Pradėkime nuo to dalyko. Daug yra aspektų, kuriuos reikia apsvarstyti, kad mes taip lengvai galėtume savo pasakyti. Aš šiandien noriu tą valgyti ir valgysiu. Ne, tai yra žymiai sunkiau. Mitybos derinimas yra žymiai sunkesnis, negu žmonės įsivaizduoja. Jeigu mes kalbėsime apie žmogų, kuris intuityviai valgo, neturi problemų, viskas kaip ir fun, viskas gerai, tikrai ten nėra prie ko prikipti net. Bet jeigu turi žmogus jau problemų su mityba, tai yra mokslas. Tai yra tikrai mokslas, reikalaujantis individualaus požiūrio į žmogų. Ir galiausiai visų būtent ingredientų įvertinimo per visą dieną, kartais per visą savaitę. Net, kad mes galėtume duoti jam tikslias rekomendacijas, tai ką, kaip, kokiom aplinkybėm daryti.